Čia, manau, tankai klimsta. Aš jau noriu namo. Orientacininkai siautė. Lau. Nu. Ble. Va, jau senai baigėsi. Turbūt niekam nereikia priminti, palikti laiką po šio video. Atiduokit savo duoklę bent jau YouTube algoritmai, kad tokie video iškiltų bent jau į paviršių daugiau ir daugiau jų pamatytų kiti žmonės. Tai jeigu norite tokius video, aišku, pamatyti ateityje, tai pasubscribikit kanalą ir galite pasidalinti. Tai ačiū už įvertinimą ir gazuojam. Savo. Linksmųjų kalnelių galas. Riešų skauda, tai nesąmoninga jau. Ei, civilizacija.
Blemba, čia kad ir ką veikt. Net atsigert nėra laiko. Čia galva užsuko, tai vaikelį. Kažkokį bombinį. Toks mešlynas. Gal čia ir nebuvo mešlynas, bet lyjo nemažai. Eina savo. Kaip jums šitas? Čia, manau, tankai klimsta. Aš jau noriu namo. Eina sau čia koks molynas. Kas čia bus? Orientacininkai siautė. Žemė. Eina savo.
Padėt? Lau. Nu. Čia tik tai jau vestis. Dėl to ir čia nevažiau, nes čia jeigu nukristi, tai pizdės. O, mano gražiai kaip stovi. Чуть-чуть, опа! Viskas. Au. Jo, biški bėgiai jungas, nes čia tai man griūna. O, все. Ačiū. Bля. Va, jau senai baigėsi. Aš ten galvojau jau uogelės, pamačiau betonkę. Aš irgi pamačiau betonkę namo. Ir čia. Hujovai. Nu, jo, ačiū. Eina savo. Nu gal jau gana. Eina savo. Nebėr jėgų. Nu man jau gana su kaupu. Jau 100 kilometrą norėjau namo. Dabar 130. Ai. Nei rankyčių, nei kojyčių. Viskas, šitas kelias, kur sustartavom. Čia po dešinę startas. Ačiū Dievui. Šik.
Važiavome, Softą? softą maršrutą. Jo. Vienas buvo ir Dviese, bet kolega kažkur atsiliko prieš galą. pasistatykite parkingą ir paskui ateikite Gerai. kilometrių. Finišas, viskas. Su tokiu būtų bairį susiregistruoti. Java su liulka. Na, dar Hebra grįžinėja. Kolega grįžo irgi. Ramiai galima namo varyt. Na ką, daug nedaug žodžiausių. Finišas pasiektas. Totali koma. Grįžau, pavalgiau, nusimaudžiau ir batai yra. Viską nejaučiu, nei rankų, nei kojų. Eini, viskas dreba. Atrodo, kad vibruoja dar nuo to moco. Blemba, nu tikrai sunku buvo. Jau ties 100 kilometrų, tai mes jau su kolega sakėm,
Jau kaip ir turėtų būti gana, gal jau viskas ir baigėsi. Tai realiai 10 kilometrų viskas tik prasidėjo. Kokie ten poligonai, tie tankų išvagoti, smėlis, duobės, smėlis, purvas. Blemba, nu tikrai buvo sunku. Aš nežinau, kaip ten hard tie visi reikalai, kokio ten sunkumo yra, bet man tai čia sunku buvo. 100 kilų dar ten viskas kaip ir gerai, ten viskas fainai, vieną kartą ten pakritinėjom biškį ir lekiam. Nu, toliau tenai, tai va padangėlė. Kokia? Sakė, tu didvyris. Su tokia padanga pravažiuot. Tai blemba, gerai, kad aš sugalvojau ryte pasikeisti šitą. Nu, kendutė. Už per 5 eurus šitą. Tai šitam reikalui tai superinė padanga. Va. Norėčiau iš tikrųjų rasti nuo kažkokio panašaus rašto ir panašaus minkštumo tą padangą galinę. Bet aš kažkaip tai ieškojau ir neatsimenu, ar jinai ten jau brangi kaip ir visos buvo, ar aš jos tiesiog neradau, nes nebuvo į komplektą. Tai va, dar reikės pasižiūrėti, kaip čia jinai vadinasi, nusiplovus mocą. Ir kažką panašaus užsisakyti, nu blemba, žiauriai gerai. Nu, o palyginimai su šitą. Jau praeitą kartą buvo labai blogai su šitą. Tai dabar tai būčiau žuvęs, realiai. Būčiau tikrai ne 4 ar 5 kartus kritęs, bet kokius 35. Nes, nu, nežiūrint, kad pelkė buvo tada, tai, blemba, taip sunku nebuvo. Kažkaip nepamenu. Man ten kažkaip buvo lyg lengviau. Aišku, nebuvo lengva, bet buvo lengviau. Mes, aišku, tenai to galo ir nevažiavom tada, nes kaip aš paskandinau tą mocą, visas iki pažastų šlapės, tai ten dar tokią vieną atkarpą pravažiavau, smėlynus tos ir paskui jau viskas palei bėgus ir namo. Tai taip ir nefinišavau, net aš galvojau, ten užteko to kaifo ir taip. Tai, nu, blemba, stipru. O kitą sezoną reikės bandyti hardą. Nusipirkti normalias padangas geras, jau tas tikras krosinės ir šturmuosim, o ką daryti. Reikia kažkaip save tobulinti. Nu, bet skylai taip patobulėja, tai jaučiuosi žymiai smagiau ir jau drąsiau lendi visur demdžas. Šito labiausiai gaila. Blemba, nu. O čia realiai tai pievai kritau. Čia, bam. Tai, vat vieno dalyko nesupratau. Atvažiuojam ten kokiam 60-70 kilometrė ir matom, žmogus mojuoja, tipo, varykit ten dešinę. Nors tiesiai kelias įrodo, trekas rodo tiesiai. Nu ką, žinau, pasukom tenai per tokią pievą, važiuoju, palapinė stovi, pasirodo ten tiem orientacininkam kažkokia ten atkarpa yra. Klausiu ten tų teisėjų, sakau, mum kodėl tiesiai negalima važiuoti? Ne, negalima. Nei paaiškino, nei ką. Važiuokit čia. Nu ir ten tokia pieva ir 2 provežos, kur kai būna provežos, bet ten tokio pedestalo tokio. Ir žolė apaugus. Nenuvažinėta. Tai čia šitiem mocam ir šitom padangom, tai čia baisiau nėra. Tai kaip, nu, ant to nuslydo ratas. Tai šitas va turbūt ant to kauburio ir pasimovė. Blemba, nu, čia blemba ištiesintai kalų ministerija. Bus, matau, taip lengvai neišsitiesins, nes
Čia aliumkė šiaip. Tai tas nulinkęs belia kaip. Šitas čia irgi gavęs pizdako normaliai. Ką padarysi, nu. Bet nu va toks va irgi. Tužiuoji, rodo ten, kodėl ten negalima buvo to. Mes ten stovim, laukiam. Kažkaip ten pravažiavom, tokia labai sunki atkarpa, buvo molynai, provežus, belia kokios strigom, kritom, visi. Ir po to išvažiuojam jau į kelią. Lemba, atlėkė iš tos pusės. Ten, kur tipo negalima buvo važiuoti. Nu tai jolki palkai, blėt, nu tai kaip taip gali būti, nu. Aš nesuprantu, nu kame čia atsangės. Lemba, nu ir dėl to ten. Ir paskui jau nuo to laiko, tai taip jau tiesą pasakius, nebestovėjo važiuoti ten į kokio 100 kilometrų, paskui vėl atsigavom, vėl bišį pavarėm, vėl gerai ir paskui vėl ant galo tenai, grūzo tokio. Bet ką, jau reikėjo davažiuoti, taip ar taip ten buvom, pravažiavo 110 km. Po to kolegą pamečiau irgi, kažkur tai grybavo, ten kokie 10 kilų vienas važiavau per tos melinus, per viską. Kažkur ten, aš tokį lanką padariau ne pagal trasą. O jisai kažkaip turbūt anksčiau nusuko ir paskui kažkaip laukau gal 50 minučių, stovėjau laukiau, nėra, nu ką, aš visą dieną tai nelauksiu, aš nežinau, ar jisai čia pravažiuos, ar jis anksčiau nusuko. Nu, tai taip ir baigės. Bet šiaip smagu, linksma, smagu, faina, kolektyvas labai geras, labai organizatoriai geri, faini. Tai visiems siūlau, kas bent kažkokią panašią patirtį nori apturėti ir va nebijo išsiplauti motociklą, tai tikrai siūlau bent jau sakau, va tokias, va padangas, va kažkokias tai nusipirkus, abidvi, nereikia ten tų baisulinių kerbų. Ir jau jūs drąsiai galit guldyti. Aišku, nu tai gali ir su tokia, bet nu, tai čia problema tame, kad nu tu atvažiuoji. Jeigu, tai pas mane čia dar padėlus, aš ir Niurbė buvau, aš visą sezoną varau su šitą padalį. Tai toj bus, ne toj bus, o yra 8000 km su tą padalį pravažiuota. Šitą. Ir didžioji dalis asfaltų. Tai čia tam skirta tiesiog. Tai va, tai baisiausias tai yra smėlis, purus, provežos. Kuo minkščiau, to blogiau su šitą padangą. Ir tas, nu tai žolė, kažkokia tais paskui, kokį jeigu rastą pasigavai, tai su ją perlipti, realiai turi pernešt vos nemoc, nes tai ką, bet čia nekabina niekas į tą rastą, slysta ir tiesiog viniojasi. Nu, žodžiu, bet smagu, linksma. Tai geras buvo, iš viso susitikau tą kolegą savo, žiūriu, einu, žiūriu stovi registracijai. Nu, sveikas. Ką, stovi jisai irgi laukia kažkokio kompaniono, kuris, nu, realiai, nes ten realiai vienas nelabai gali važiuoti, turi visą laiką su kolega kažkokio važiuoti arba paskiria tau kokį kitą žmogų svetimą, kuris vienas atvažiavęs. Tai, vat, vėl susitikom, kol laukiu savo kompaniono, kol paskirs, nu, davai. Ir davai tada kartu, nu, davai kartu. Pagal inicialų savo ir jo pasirašėm komandą. Ir va taip kartu ir pravažiavom. Tai gerai, kad kartu, nes buvo vietų, kur sakau, ten vienam tai be šansų. Tai va, nu ką, ta dienelė taip ir baigėsi. Viskas skauda, ką tik įmanoma skaudėti, nežinau, kaip rytoj iš lovos atsikelsiu. Bet, nu, vat, to žmonėm turbūt reikia. Ypač tokie mum kaip, nu, vat, ekstremalių dalykų mėgėjai. Tai jau mocas realiai tai ką viską atlaikė. Viską sugėrė apart čia to vieno numušimo. Čia kažkaip atitempsim, pataisysim. Skardos metalai, tai ne kaulai ir ne kiti dalykai. Viskas pataisoma, sutvarkoma ir vėl važiuosim. Taip kad, manau, kitais metais tikrai šturmuosiu hardą. Tai stebėkit, žiūrėkit ir žiūrėkit, kaip mes kankinamės ir paspauskit subscribe, like ir atiduosim duoklę tokiu būdu
šitam algoritmui YouTube'o, kad mano video būtų daugiau matomi ir tiek žinių. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki kito video. Ate.